Sveiki, praeitoje laidoje kalbinome gimnazijos buvusius mokinius bei mokytojus ir sužinojome, ką jiems reiškia ši 50 metų jubiliejaus sukaktis. Todėl dabar kviečiame pasiklausyti Sūduvos gimnazijos administracijos, nes šie žmonės rūpinasi, jog mokykloje būtų gera bei saugu. Labadiena. Labadiena. Mūsų mokyklos jubiliejaus 50-metis yra labai didelė šventė mums ir taip pat tikime, kad jums. Ir norime jūsų paklausti, kaip įsivaizduojate mūsų mokyklos viziją dabar ir ateinančią, kokia ta vizija bus po kelių metų, nes vizijos vis keičiasi, jos tobulėja ir kokie yra pagrindiniai žingsniai link tos tobulosios vizijos. Na, dabartinė Sūduvos gimnazijos vizija yra suformuota strateginėme plane ir joje tarsi 3 drambliai numatyti pagrindiniai. Tai moderni, inovatyvi ir šiuolaikiška gimnazija. Tikriausia, pagal dabartinį pasaulį, pagal tendencijas naujausias ir gimnazija turi neatsilikti nuo visų procesų, kurie vyksta šiandien. Antrasis dramblys yra optimalūs mokinių pasiekimai pagal jų gebėjimus, prigimtines galias, kad vaikas savo galimybių ribose pasiektų kuo aukštesnių ugdymosi rezultatų. Na, o trečiasis, tasai, kuris ko gero mus išskiria visame švietimo kontekste, yra lyderystė bendrakūrai, lyderystė plačiaja prasme tiek mokinių, tiek mokytojų, tiek administracijos komandos. Aha. Tuomet turime dar vieną klausimą. Kaip manote, kas yra mūsų mokyklos ta stiprybė? Ko gero, net ilgai nesvarstydama atsakyčiau, kad žmonės, bendruomenė, tie anot Mačernio žibintai, kurie šviečia, kurie neša, kurie yra labai ryškus ir matomi. Ir iš tiesų mane kaip vadovą labai džiugina tai, ką aš matau, kiek mūsų žmonės yra imlūs, kiek jie yra inovatyvūs, kiek adaptyvūs šiuolaikinėme švietimo kaitos procese. Ačiū jums labai. Labadiena, tai mūsų mokykla yra sėkmės mokykla. Tai kaip suprantate šį šūkį ir kokius žingsnius darote, jo gimnazija ir toliau būtų sėkmės simboliu? Sveiki. Vakar kaip tik galvojau apie mokyklą apskritai ir galvodama apie tai, kad jie yra sėkmės mokykla, iš tikrųjų susidėliojau pati savo mintyse, net nežinodama, kad klausimas toks bus, kad ta sėkmės mokykla buvo, yra ir matyt bus. Ir sėkmė tai yra ne tik, kad sėkmė mokiniams gauti gerus pažymius, bet ir mokytojams save realizuoti, kūrybiškai vesti pamokas, administracijai iš tikrųjų vesti paskui save kolektyvą, ar ne, įkvėpti juos ir taip patirti sėkmę. Na, o mokiniams pagal savo galimybes eiti tuo keliu, kokį jį mato, tinkamą savo, ir neiškrypti iš to kelio. Tai jeigu iš tikrųjų bus ir geri pažymiai ir pats mokinys mokykloje jausis puikiai, save realizuos, taip kaip ir mokytojai, kaip ir administracijų, tai tikrai sėkmės visiems ir užteks ir bus sėkmės mokykla, sėkmės gimnazija. Ačiū, o ko palinkėtumėte savo? Savo palinkėčiau ko gero stiprybės, kantrybės, ne pražūti tarp popierių, nes iš tikrųjų dokumentacijos šūsniai yra dideli ir šalia viso to matyt reikėtų nepamiršti likti žmogumi, kuris turi laisvės mąstyti, turi laisvės daryti, turi laisvės būti savimi ir turi laisvės turėti laiko savo, ne kaip mokytojas, ne kaip pavaduotojas, o tiesiog kaip žmogus, kaip ir šeimos narys net. Ačiū labai už jūsų atsakymus.
Kiekvieną dieną susidurite su administraciniais sunkumais ir iššūkiais. Norime jūsų paklausti, kas jums padeda kiekvieną dieną spręsti šias problemas. Taip, tikrai iššūkių šitam darbe, švietime iš tikrųjų tikrai netrūksta. Na, galbūt pagrindiniai tokie iššūkiai tai yra kiekvieno mokinio įtraukimas, motyvacijos didinimas ir individualių poreikių tenkinimas. Ir kas labiausiai padeda išspręsti tuos dalykus, na tai iš tikrųjų komandinis darbas su tėvais, su pačiais mokiniais, su specialistais ir na, toks nuolatinis profesinis tobulėjimas. Svarbu išlikti atviriems pokyčiams, stiprinti bendruomenės kultūrą, kurioje kiekvienas jaučiasi atsakingas už tą sėkmę ir už tuos iškilusius iššūkius ir jų įveikimą. Taip, bet dar vienas klausimas. Kaip manote, ar mūsų mokyklos atsinaujinančios erdvės padeda stiprinti mūsų mokyklą ir mokinių motyvaciją? Na, manau, kad tikrai taip. Tie dalykai suteikia mokiniams galimybę mokytis per veiklą, sakyčiau, kūrybą ir tą realų rezultatą matomą. Didina vidinę motyvaciją mokinių mokytis. Na, galbūt, kad būtų įdomu, prasminga ir susiję su realiu gyvenimu, nes kiekviena naujovė iš esmės atneša na, tokį įdomumą, sakyčiau, ir norą žinoti ir pritaikyti. Ačiū Jums. Jūs atsakinga už mokyklos grožį, šilumą, jaukumą, klasių patogumą. Šiandien galime džiaugtis atnaujintomis bibliotekomis ir kabinetais. Tad norime jūsų paklausti, kas greitų metų dar pasikeis ir džiugins mūsų bendruomenę. Visi paminėti dalykai yra tūkstantmečio mokyklų projekto dalis ir dar yra likusi viena neįgyvendinta veikla. Tai gimnazijos muziejaus ir istorijos kabineto atnaujinimas. Pati idėja šios erdvės išsiplėtė toliau negu projekto ribos, tiek lėšomis, tiek savo užmačiomis. Ir ji turėtų būti visiškai kitokia, išskirtinė vieta. Kaip ir sakiau, duris jie turėtų atverti artimiausiu metu. Planuojame, kad pavasarį ir kas ten bus įgyvendinta, paliksiu kaip staigmeną, nes greitų metu tai pamatysite. Taip pat į gimnaziją atkeliauja jau antras projektas, kuris apie metus laiko buvo gulėjo tik tai, vystomas tik tai popieriuje. Tai tvarios plėtros projektas ir jis turės būti įgyvendintas iki 28 metų pradžios. Jo metu planuojame atnaujinti didžiąją dalį pirmo aukšto, taip pat mūsų renginių ir sporto sales ir dalį trečio aukšto erdvių. Manau, kad įgyvendinus šį projektą tikrai gimnazija labai pasikeis ir labai džiugins visus. O kas dar artimiausiu metu, tai dar būtent iš to paties dar esamų projekto tūkstantmečio mokyklų, dar į kabinetus atkeliauja ir labai nemažai mokymo priemonių, tai tos pačios biologijos, chemijos, fizikos, robotikos. Na, tikimės, kad vaikams tos pamokos bus daug įdomesnės ir patrauklesnės. Ačiū Jums už pokalbį ir mokyklos grožį.